Ir tik dėl Dievo gailestingumo. And God asks you that question tonight. Ir aš jūsų klausiu šito klausimo. If you die today, Jeigu tu mirsi šį vakarą, where will you spend eternity? kur praleisim žinybę? When I got home that night, Kai grįžau namo tą vakarą, as I walked into my house, parėjau namo, my telephone was ringing. mano telefonas skambėjo It was a man I'd been with that evening. ir skambino žmogus, su kuriuo leidau tą vakarą. He said, what happened on the way home? Jis klausė, kas nutiko pakeliui namo. After you left, we were praying for you. Kai tu išvykai, mes meldėmės už tave. Someone had a vision. Ir kažkas gavo viziją. They saw the headlights of a car. Jie matė, kad į tave parlėkė kita mašina They were heading straight for your car. ir kad jūs galite susidurti, kaktomuša. And we prayed for you. Ir mes meldėmės už tave. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Jesus answers prayers. I fell on my knee and I began to cry. Stovau ant kelių, pradėjau melstis. I said, Verkti. Jesus, I'm a hypocrite. Jėzau, aš veidmainis. I've been in church. Eidavau į bažnyčią, I don't know you. nepažįstu tavęs. I've done so many bad things in my life. Padariau tiek daug blogų dalykų savo gyvenime. Please forgive me. Prašau, atleisk man. Come into my life. Ateik į mano gyvenimą. Take all this fear and sin away Paimk visas tas baimės ir nuodėmes. and give me that new life. Ir duok man naują gyvenimą. And the moment I prayed that, Ir po tos maldos Jesus came into my life. jis atėjo į mano gyvenimą. And I was born again. Atgimiau iš aukšto. Glory, When I, glory, when I glory. when I stood up, Kai atsistojau, I felt a river of pure water washing through my whole body. pajutau, kaip švaraus vandens upė teka per visą mano kūną. Washing all the fear and all the things away, all the wrong things. Išplauna visas mano baimės, nuodėmes. And for the first time in my life, Pirmą kartą gyvenime I was free. aš buvau laisvas. And I'm still free. Ir dabar esu laisvas. Glory, And glory. Jesus sets you free, you are free. Kai Jėzus tave išlaisvina, tu esi laisvas. Everything changed from then. Viskas nuo to momento pasikeitė. I couldn't understand the Bible before, but now I could Iki to understand. laiko negalėjau suprasti, kas Biblijai parašyta, bet dabar tai aiškiai suprantu. My wife became a Christian, Mano žmona įtikėjo, started praying together, pradėjom kartu melstis, reading the Bible together. kartu skaityti Bibliją, I used to go to some prayer meetings, pradėjau vaikščioti maldos susirinkimus and they planned to have a meeting on a Friday night going all night in prayer. ir jie nusprendė, kad darys maldos vakarą, penktadienį visą naktį. From Monday to Friday, Ir nuo pirmadienio iki penktadienio, every time I opened my Bible, kiekvieną kartą, kai atsidarydavau Bibliją, it just opened at the same page. vis atsiversdavau tą patį puslapį. And it said the Holy Ghost will come upon you. Ten parašyta, kad ant tavęs nužengs šventoji And dvasia the power of the highest will overshadow you. ir aukščiausias pridengs tave. Every night the same verse. Ir kiekvieną vakarą tą patį eilutę. So I went to this prayer meeting Ir aš nuėjau tą susirinkimą. about 4 o'clock in the morning. About 4 o'clock in the Ir morning. kažkur 4 ryte It was as though Jesus walked into that room. aš pajutau, kaip Jėzus ateina į tą kambarį. There was such an amazing presence of Jesus. Ir ten buvo tokia nuostabi Jėzus buvimo atmosfera. And I was saying something like this. Ir aš pasakiau kažką tokio. Jesus, I love you. Jėzau, aš tave myliu. I praise you. Aš tave šlovinu. You're wonderful. Tu esi nuostabus. I don't know enough words to praise you. Aš noriu visada tave šlovinti. And the moment I said that, Ir kai tai pasakiau, it was like an explosion inside. mano viduje vyko tarsi sprogimas. And out of my mouth came a language I'd never learned. Ir iš mano burnos įsiveržė kalba, kurios aš niekada nemokėjau. And that went on for 4 hours continuously. Ir aš tą kalbą kalbėjau 4 valandas be sustojimo. And I found out I'd been baptized with the Holy Ir Spirit. aš supratau, kad tai buvo šventosios dvasios krikštas. Jesus said, Jėzus sakė, you'll receive power jūs gausite galę, after the Holy Ghost comes on you. iš šventoji dvasia nužengs ant jūsų And you'll be witnesses to me ir būsite mano in liudininkais Jerusalem, in Jeruzalėje, Judea, Judėjoje, Samaria, to Samarijoje the othermost part of the ir earth. iki pasaulio pakraščių. That has literally been fulfilled in my life. Ir tai įsipildė mano gyvenime. I've witnessed for Jesus in Jerusalem. Aš liudijau apie Jėzų Jeruzalėje, I've witnessed for him in Judea, liudijau apie jį Judėjoje, at Jacob's well, prie Jokūbo šulinio, where Jesus witnessed to the woman of Samaria. kur žmogus kalbėjo su samarietė moterim. And I've witnessed to the othermost part of the earth. Ir keliavau po visą pasaulį, In Gisborne, New Zealand. po Naujojoje Zelandijoje. It is the furthest city from Jerusalem. Tai yra pats tolimiausias miestas, šalis nuo Jeruzalės. So God fulfilled his promise. Ir Dievas išpildė tą savo pranašystę mano gyvenime. And from that day,
Nuo tos dienos I began seeing God healing people. pradėjau matyti, kaip Dievas gydo žmonės. I never asked God that I could pray for people and be healed. Jokio neprašiau Dievo, kad jis per mane gydytų žmonės. I was speaking at a ladies' meeting in the Church of England. Vieną kartą kalbėjau moterų susirinkimui Anglijos bažnyčiai There was a lady sitting at the back. ir